norisi, kad kuo gražiausi žodžiai būtų, ir norisi, kad jie būtų laimingi. Daugiau tai... Sako, gyvenime balta ir juoda bus. Svarbiausia, nepasirinkti vieną arba kitą tamsią pusę. Jos esmės sprendžiamas. Jo. Ir jie visada laukiami namuose. Kad nieko daugiau negali pasakyti. Labai džiaugiamės, kad jie iš tikrųjų suėjo kartu. Ir kuo didžiausios sėkmės jiems. Šiam susėdam, maloniai pabendravom. Tai užtruko gal porą valandų. Ir po to viskas. Kaip sako, kaip ir visuomet, kažkas atvažiuoja, aš nežinau, kiek amžius ten užtruko, bet kaip sako, pas mus panašiai, ir ką, maloniai pabendravę įsiskyti. Ir bendraujam iki šiol. Patinka, kad jie turi savo mintį, tokią mintį matymą. O tai yra labai gerai, kai sako, turi savo matymą. Kai sako, mes ir padiskutuojam, ir visais kistais klausimais, bet man patinka ta, kad turi nuomonę, turi savo matymą. Jis sako, tos nuomonės dar ir nesakytus nors, kuris. Bet tai yra, malonu žiūrėti, kai sako, kaip bus pas jūs, negaliu sakyti. Andrius turi irgi savo, kas sako, charakterį. Aš žinau, kad mes išaugom vaikai mūsų skirtingose šeimose, mes su savom pliusais ir minusais, bet jie turi susinešę, aš labai noriu tikiu, kad jie susinešiau, jie liktai, kaip sako, viskas tiks, toks yra gyvenimas mūsų. Tiek jūsų, tiek mūsų, taip ir aš. Gerai, klaidį palinkėjau. Kad neįsigąsti sunkumų, nepabijoti vienas kitam tiesos pasakyti. Labiausiai bijau, kad nebūtų melo. Tai yra, toks dalykas, kai sako, tiesa yra toks dalykas, jinai skaudi, bet ir reali. Tai visuomet, kai sako, nepabijosiu vienas kitam pasakyti. Nepavyko. Padarysi. Viskas. Tai viskas, taip, turiu ko pasakyti. Apie savo vaiką negaliu kalbėti kažko tai to, bet tikrai galiu pasakyti labai nuoširdžiai ir labai atsakingai. Tai buvo pirmagimis mūsų šeimoje, bet tai buvo labai judri, labai komunikabili ir labai greitai, ne pagal savo amžių besivystanti mergaitė. Jinai turėjo savo tą temperamentą, buvo kovinga, kaip sakydavo Žana Dark. Maždaug, kas nepatikdavo, neatstumdavo ir panašiai, teko gaudyti ją pabėgusi iš darželio, tiesiog ir auklėtojas bėgdamos ten, ieškodamos manęs, kalbėdavo apie tai, kad nėra Justinos, jinai ne tik pati pabėgo, bet išsivedė ir dar draugį. Žodžiu, buvo tokių, jinai pastovėdavo už save bet kada ir jinai neleis savęs niekada nuskriausti. Tai buvo tokia kaip kovotoja, bet su amžium viskas sulėtėjo, surimtėjo ir tas požiūris į gyvenimą ir buvo be galo komunikabili ir be galo žingeidi. Tai, kad šiuo gyvenimo etapu mes esame čia, tai yra jos pasirinkimas ir mes jį laiminam ir labai džiaugiamės, kad jinai pasirinko tą žmogų, kuris tikrai yra jos siela ir dvasia. Ir mes norim, kad tai būtų žmogus, kuris kartu su ją keliautų per gyvenimą ir kad tie pomėgiai ir ta gyvenimo kryptis sutaptų, kaip sutampa mūsų su mano vyru, su kuriuo mes jau gyvenam kaip ir santuokoje 37 metai, o pažįstami 41. Aš buvau 10 klasėje tais laikais, kai mes susipažinom, jisai buvo studentas. Ir taip ir tęsiasi ta mūsų draugystė. Ir aš noriu, kad jų bendras gyvenimas, nesvarbu, kiek būtų tų iššūkių, bet tas bendras sprendimas būtų kartu, ne po vieną. Tai linkiu jie meilės ir sėkmės. Pritariu. Gerai pasakiau. Jaunavedžiai, jeigu reikės pagalbos apie santuoką, kreipkitės. Jau filmuoja, viskas, žiūrėk į kamerą dabar, susikaup, matau, neprats. Kalbėk, nors sakė apie pasakosi, kaip susipažinom su Justina, kaip pasirodė, kaip pasikėlus, kažką ten nebendrausi ir panašiai. Ne, aš atsimenu, kaip Justina sakė, kad mes buvom nagli ir atėjom pas juos į namus su savo paletėm. O šiaip tai, mėlyjeji, noriu palinkėti, ką jau sakiau prieš tai, kad būtumėt labai labai laimingi
Ir jeigu bus akimirkų, kad bus sunku, tai būtinai prisiminkit šitą dieną, dėl ko Sakiau, čia. kreipkitės į mus, pagelbėsim, nes kaip reikia nesipykt, gyventi santarviai, suprasti viens kitą, šypsotis, nebūti bjauriem ir panašiai. Tęsk, sorry, pertraukam. Tai prisiminkit šitą dieną, dėl ko čia atėjo, kad kaip buvo smagu ir kaip vienas kitą mylit. Ir pasibučiuokit, kaip ten jūs bučiuojatės. Va dabar, kai žiūrit, tikrai pasibučiuoti ir sakau, kad kaip gražu. Na, žodžiu, kažkaip taip. Būkit laimingi. Jau kaip čia kažkas, dabar nebecinu, netgi kažkaip. Kas sako, vardas yra Justina, aš sakau, o Dieve, kaip gerai, kad ne Justinas. Tiesiog, va taip, kažkaip tai va tokį prisimenu, kad taip. Aišku, aš niekada neturėjau jokių gyvenime, jokių tarimų, bet šiaip tiesiog sakau, kaip gerai, kad sakau, kad ne Justinas. Man toks kažkoks toks pats prisiminimas, kai sako, ai ne, jie planavo, sako, ar buvom kelionė, ar kažkur planuojami kelionė, ir sako, kanuoji su mergina, tai koks vardas, tai sako Justina. Tai sakau, gerai, kad ne Justinas. Bet tu taip ir taip pasakėjai? Taip, telefonu, Taip. jo šnekėjom. Ai, tu telefonu šnekėjai. Skambinomės mes jo kažkaip. Tai be tokio. O ką žinom, tai linkiam turbūt, kaip aš ir prieš tai sakiau, nenustoti stebinti vienas kitą. Nes kai tu stebini, tai matomai lieka tas toksai artimas ryšys, nes niekada nežinai, ko gali tikėtis iš to kito žmogaus. Nu ir šiaip, tai ką, laimingai, linksmai, fainai, be didelių kažkokių tai gyvenimo patyrimų, gyventi, džiaugtis ir tobulėti ir augti kartu. Visokieriopės sėkmės gyvenime, laimės, visko geriausio. Mes su jumis buvom vienoje kelionėje, sai patiko. Galėtume nieko prieš būti ir dar kažkur nuveikti. Tai buvom ir kalnuose slidinėjome, ir su palapinėm esame važiavę, tai atostogavę, tai... Jauni, smagus, Jo. mes neatsiliekam, gerokai vyresni, bet, gerai, ne. Bet pilni energijos, tai mes visą laiką už kelionės. Žinau, naujų potyrių, naujų polinkių ir tik pirmyn ir pirmyn. Drąsos. Tai va, visko geriausio. Jo, bet čia geras, tą prisimenu iš tikrųjų. Labai gerai. Tai su Andrium susipažinom universitete, Jo. ane? Buvom visi grupiokai kartu. Jo, užkliuvo jo agromobilis, ane? Jo. Labai stipriai. Jo. Vairavo tuo metu ir agro koncernas buvo parašyta. Agromax. Agromax. Ir jisai įgavo šitą pravardę ir ilgai turėjo šitą pravardę Agromax. Kalsavus buvo. Dėl to, kad daug Andrių buvo. Ir reikėjo visus Andrius atskirti, tai šitas Andrius buvo Agromax. Jo, jos. Kas su jo, kaip... Mes su jo į gamtą labai važiuodavom, su palapinėm, prie miško turėjom savo vietą, į molėtus visada. Kiekvieną vasarą tradicija. Ne, tai vaikai atsirado. Tradicija nedingus, Andrius, jūs dar važiuojate ten pat. Taip, kai vaikai biškis didesnį, važiuosim vėl. Jo, Slidinėt važiavom kartu, pakvietėm kelionę. ten kartu slidinėt. Jo, bet buvo pati pirma ir tokia... Pirmas. Jo, kai pirmą į Austriją važiavom su Mikeliu ir buvo tokia labai, ir tada suartėm visi ir bendrai gyvenom vienam tam butelį ir tokiu bendru ritmu, kad draugai. Na ir paskui taip ir klostėsi viskas. Paskui jisai kažkaip mes apsigyvenom Romainėse, Andrius irgi apsigyveno Romainėse. Ne, tai sužinojo, kur reikia, tai šalia. Taip, tai ta prasme, mes patikrinom vietovę, jis sako, liuks, važiuojam. Ir tada jau Justina po kažkurio laiko prisijungė, labai fainai. Mūsų visų. Jo, ir visi bendri reikalai ir draugai ir taip toliau. Tai labai smagu. Ir linkim, kad toliau išlaikytume tą ryšį ir išliktume draugais. Ir nes kai atsiranda visos tos tokios sunkios gyvenimo vaikai, visa kita, trukdžiai visokie, kad reikia išlaikyti tą bendrystę, kad vis tiek susitikt. Pabūt kartu. Jo. Laukiame visada jų savo namuose, visada atvažiuojam pas jos, nors gyvenam labai arti. Bet susitinkam taip retai. Reikia keisti. Tai tu čia biški liūdėsi darynė šiandien. Ne liūdėsis, čia yra tendencija į ateitį. Mes kviečiam jūs į mūsų namus. Atvarykit.
Jo, čia toks. Kuris iš jūsų labiausiai šnekantis? Aš galiu papasakoti, kaip mes susipažinom su Nuotaka. Nu, kaip realiai susipažinom. Mes su Nuotaka esam su Justina draugės nuo jos gimimo, kadangi jinai yra 3 mėnesiai už mane jaunesnė. Tai realiai esam pažįstamos nuo, kaip čia, sauskelnių laikų. Tai turėjom visko, ko tik įmanoma. O dabar galvoju, jeigu pats toks juokingiausias turbūt nutikimas yra buvęs. Nežinau, čia tokį patį pirmą prisiminiau, tai kadangi mes esam lankiusios darželį tą patį. Tai atsimenu, mes buvom skirtingose grupėse, bet kadangi mes buvom tokios bestės ir mums būtinai reikėjo būti vienoje grupėje, tai jie perkelė pas mane į grupę, o aš turėjau tokį nusižiūrėjusi vaikiną ir jai sakiau, tu tik žiūrėk, su šitu nedraugauk, nes jis jau buvo ten mano simpatija, ten mano krašas jisai buvo. Tai žodžiu, bet paskui išaiškino, kame čia visi reikalai, viskas buvo aišku. Ir dar vieną tokį labai fainą nutikimą turėjom. Kažkada vaikystėje būdavo darželiuose tos tokios kopėtėlės, tos tokios laipės, žinot, nu dabar jau nebėra, man atrodo, darželiuose jų. Ir mes laiką turėjom būti kaip Tarzanės, laipėti ten aukštyn žemyn ir ten turėjo viskas vykti kaip įmanoma smagiau ir visą kitą. Ir mes sprendėm, kad reikia lipti per kopėtėlės į viršų per tą, žodžiu, vaivorykštę ir per viduriuką nusileisti. Ir mes užlipom iki pačio viršaus, leidžiamės per centrą ir mes su galvom užstrigom ties tom kopėtėlėm. Kviečiam auklėtoją, sakom, gelbėkit. Žodžiu, 2 Tarzanės, ne kitaip. Tai man, tai žodžiu, aš ką noriu palinkėti jauniesiam, tai Andriaus saugykis, nes Justina, tai žinai, Tarzanė iš tiesų iš prigimimo. Tai man. Nu, taip kažką. Aš tai prisiminimas toks, kad kaip susipažinau su Justina, tai mano buvo pirmas pasimatymas su mano žmona ir žmona tiesiog pasikvietė draugę ir tai buvo Justina. Tai va taip aš su ja susipažinau. Laikykis, Andriau. Mes į pasimatymus po vieną nevaikštam. Tai va, nu ką palinkėsi Justinai su Andriu? Kad jūsų visi norai įsipildytų. Tai va. O tu esi? Džiaugsmo ir gero likusio gyvenimo kartu. Yes! Viskas, sėkmės. Sako, pasidalinsiu prisiminimu. Nežinau, ar jūs tai bus ypatingas, bet laikai buvo visai kitokie nei šiom dienom. Nebuvo interneto, buvom kaime, aš Justė ir pusseserės. Ir mes tiesiog ėjom nusipirkti į kaimo vienintelę parduotuvėlę Pringles traškučių. Ir nežinau, man kaip vaikui tai buvo kažkokia tokia atrakcija su vyresniais, su vyresniam giminėm eit per kaimą, kaimas tuščias, ramu. Nežinau, man kažkaip šitas prisiminimas įsiminė į atmintį, tai tiesiog norėjau pasakyti, kad labai gerai, kai turi gerą pavyzdį atsakingo žmogaus ir jo. Su Andrium tai per Justę susipažinau ir kas man patiko, kad Andrius toks gan prie technologijų, ten kažką pasidalina, ką jisai žino apie technologijas, apie kameras, apie ten, kur nusipirko kažkokias detalės. Ir taip toliau, tai nereikia labai kažkaip stengtis kalbėti, papasakot palinkėjimą, kad tokia strategija, kur aš podcast'e girdėjau apie buvusios pokerio žaidėjus su partneriu, kad vat, kai būna konfliktas, tai jie išsiaiškina biškai pačioj pradžioj ir biškai galbūt pasibara, kitiems žmonėms iš šono atrodo, kad jie čia pykstasi, bet jie biškai pasibara, išsiaiškina ir toliau viskas lygų, švaru. Kaip pavyzdžiui, kitos poros galbūt nieko nesako, kai būna kažkokia konfliktinė situacija, nutyli ir po to tas kaupėsi ir galų gale suspoksta. Tai va, aš linkiu jiems tos geresnės strategijos santykių sprendime kažkokių konfliktų. Ne, aš galiu papasakot, kaip aš susipažinau. Aš tokia sėdės. Čia įrašinėjat jūs? Jo. Jūs jau įrašinėjat. Mes buvom susipažinę, nežinau, gal savaitę. Mėnuo. Ir pirmas kvietimas susipažinti su jos draugais, tai yra Justina, Andriaus dar tuo metu, man atrodo, nebuvo, ne. Ir žodžiu,
užvažiuojame į parduotuvę, važiuojam link jų, viskas kaip ir labai gražiai atrodo, čia pasakojimai, kokie jie faini, jos ten draugai, mes čia vat labai fainai praleisim naujus metus. Ir užvažiuojame į parduotuvę, aš pasiemu savo turbūt porą alaus, o jinai savo porą vyno. Dar kaip dabar atsimenu, man atrodo, azerbaidžianietiško ar kažkokio tai gruziniško vyno. Nu ir vienu žodžiu mes atvažiuojam tenai į Kauną, vieną temą, kitą temą išgvildenam, viskas kaip ir okei. Ir kol aš išgeriu tos porą alaus, jinai deda į vietą tuos 2 butelius vyno. Lieku realiai. Jaučiasi nuskriaustas, nes jisai praleido vakarą vienas, nežinoma kompanija. Nors mano draugai yra patys geriausi ir tiesiog. Aš nenoriu apšmeižti, aš tiesiog sakau. Ir tiesiog palinkėk, ką nors gražu. Labai faina istorija gavosi. Taip, tuo metu man atrodo labai gerai susipažinau su visais jos draugais ir visko palinkėjau. Mes labai esam laimingi, būdami šio šventė, labai linksma, labai tinka Andrius su Justina kartu ir norim tiesiog palinkėti, kad jų šeimoje ir visoje santuokoje būtų daugiau žodžio mes negu aš. Tai nuo tokios ironiškos istorijos liūdnos iki labai linksmų. O taip moteris bando užglaistyti savo kaseką. Ir jom puikiai sekasi. Viskas. Tas rodinis vaikas. Jeigu jūs tą pradžią Gerai, įdėsiu. Tai šią progą noriu pasveikinti jūs, Justiną ir Andrių, šitą labai gražią šventę. Pasveikinti ir palinkėti, kad susikibę rankytėmis, širdelė susilietų, žingsniuotumėte ilgu keliu, prieję stop ženklą, nesustotumėte, o į glėbį vienas kitą paimtumėte ir spręstumėte visas problemas. Šiaip ką galiu pasakyti, tai yra mano numylėtas Andriukas, kurį myliu nuo vaikystės, kuris labai buvo visada nuolankus, paslaugus, daug praleista laiko yra kartu. Tai augome, jie vaikučiai mūsų augo, kaip sakoma, kaime susitikdavome. Tai jisai savo pusseserį, tai yra mano dukrai, kaip vadinami, jie buvo mūsų mažiukai, visada buvo nuolankus, paslaugus, niekada jos neįžeisdavo, neužgaudavo, nusileisdavo, nors mano mažoji su kaprizais būdavo. Bet šitas žmogutis buvo visada gerėtis. Ir taip visą laiką, jie labai gražūs prisiminimai, kaip pas mūsų mamytė sodelėje jie bėgiojo. Ir taip ta jų vaikystė prabėgo. O vienas toksai galbūt biškiai ir įspūdingesnis atsitikimas, kada mums teko pasirodyti Šventojoje, jie vaikučiai išėjo pasivaikščioti ir mes ten buvome namelėje ir jie pareina ir sako, mes į pelkę vos nepaskendome. Tai žodžiu, vienas brydo gilyn, kitas gelbėjo, bet ačiū Dievui, kad jie grįžo ir mes tos vaikučius sulaukėme. Ir šiaip tas Andriukas toksai visada buvo lėtas, kaip ramus mūsų jaunuolis ir visada sakydavau, Andriukas, laikas tau jau atsivežti į antrą pusę. Ir pagaliau atėjo šitą dienelę, kur atsiveža nuostabę, gražią, dailią merginą, nuolankę, susipažinau, iš karto pamilau iš pirmo žvilgsnio. Tai tikrai verti vienas kito, mylėkite vienas kito, gerbkite, ženkite bendru gyvenimo keliu. Viso ko geriausio. Ačiū Jums. Sveikinu Andriuką su Justina, sukūrusi laimingą šeimą. Linkiu jiem laimės, sėkmės ir viso ko geriausio. Mano Andriukas yra pirmas mokslinis žvejys. Visą laiką manęs prašydavo, kad važiuojam į žvejybą. Bet žadėdavo, kad važiuosim. Anksti reikėdavo keltis. Sunkiai keldavosi. Bet
jau užsispyrimas, atsparumas nugalėdavo, atsikeldavo ir važiuodavom kartu į žvejybą. Vienas labai gražus, kai šiandien atsimenu, įdomus atvejis buvo, kai nuvažiavę į žvejybą, susėdom į valtį, mėgdavom labai žvauti lydekas. Sumetęs krytulis, Andriukas sako, dėdė, o aš galiu nors pusę valandos pamiegoti. Andriukas sako, pasnauski. Pasnaudę, pagavome gražias 3 lydekas. Taip Andriuką ir išmokinau žuvauti. Visą laiką kartu bendraujam. Šaunuolis, mano Andriukas.